Evangelija pagal Matą, 1 skyrius, 16-24 eilutės, pasakojimas apie tą teisų vyrą. Nežinau, kas Juozapo ten jau labai tolimi protėviai, bet tikrai nujaučiu, jisai turi kažką bendro su žemaičiais, kadangi beveik nieko nešneka. Dar Marija šneka, visi įvairūs Biblijos personažai, o Juozapas, kurį šiandien, kaip jau minėjau, bažnyčia mini ypatingą dieną, jisai tik tai klausosi ir paklūsta. Kai paskutinis sakinys sako, Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta. Kai kalbam apie žodį, Dievo žodį, esame kviečiami jį pritaikyti savo gyvenime ir ne tik tai tam, kad pasidėtumėm pliusiuką, kad kažkaip tai kažkurį vietoj bandžiau įgyvendinti, bet Dievo žodis kviečia įsipareigoti. Šiandien ši Evangelija ir pats Juozapo asmuo, kurį bažnyčia vadina taip dvigubai, tarsi bijodama jį pavadinti šviesiai tiesiai vyras, tikras teisėtas su santuokos sakramentu, su visais įsakymų išpildymais, tai tikras Marijos vyras. Ir kame yra sužadėtinis, tikriausiai sužadėtinio jam duoda vardą, primindami, kad jisai kaip vyras išsaugojo tyrumą, kaip tikras sužadėtinis, nes sužadėtinis, jisai, jeigu yra tikras vyras, pagal Dievo mintį, jisai yra skaistus iki pat santuokos, iki pat tos vestuvių dienos. Jisai šiandien mums yra pavyzdys, kuris mums pasakoja apie tai, kad sužinojus, kad jo sužadėtinė, mylima, jo būsima žmona, taip jau atsitiko dėl kažkokios priežasties, jam dar iš karto nebuvo aišku, jinai laukėsi, yra nėščia ir turi kažkokį padaryti sprendimą. Pasaulis šiandieninis, gyvenam 21 amžiaus pradžioje. Tie 2024 metai pažymėti daugybę karų, nesutarimų, susiskaldimų pasaulyje. Ir vienas iš pačių tokių liūdniausių dalykų šis amžius pažymėtas kaip vyro, kaip asmens visiškų paniekinimų, nuvertinimų, bandymų įstumti jį į paribį, o jeigu būtų galima, tai visiškai ir sunaikinti. Kaip nebūtų keista, netgi tie visi, sakykime, lozungai pasaulio, neva tų, kurie čia labai taip nori būti teisuoliais, jie akcentuoja visą laiką, kad moters teisės, o gudriai prisidengia, naikina visas įmanomas tikrų vyrų, tų sąžiningų vyrų, kurie laikosi 10 Dievo įsakymų, yra tėvai, yra sužadėtiniai, yra mūsų tautos vadovai, gynėjai, kariai. Bando juos visokiais būdais sumažinti, paniekinti. Dabar jeigu jūs paklaustumėt, ar dar apskritai yra likę tikrų vyrų, Žemaitijų dar tikiu, kad yra vyrų. Likusiai Lietuvoje, ypatingai Vilniui, keliu didelį klausimą. Bet gal tenas irgi yra vyrų. Jūs tai galite, jeigu dabar mane klausotės ar klausysitės, patikrinkit keletą punktų tokių tikro vyriškumo. Tikrieji vyrai, jie visada yra garbingi. Jis davė žodį ir žodžio laikosi. Garbingi vyrai niekados nepaniekins moters, kokie jinai bebūtų, ar tavo sužadėtinė, nepažįstama, kalta moteris, nekalta. svetimtautė ar
savos šalies duktė, jie elgėsi garbingai. Tikram vyrui nereikia įrodyti smurtu ar kito žmogaus pažeminimu, kad jis yra viršesnis. Šventas Juozapas, žiūrint į jį, jis turi visas to vyro savybės. Jam buvo žymiai paprasčiau, greičiausiai būtų gavęs netgi įvairias moralinės kompensacijas, jeigu būtų pasielgęs taip, kaip pasaulis reikalavo, kad savo sužadėtinę atiduotų teisėsaugai, atiduotų tuometiniai pasaulio žmonių teismui ir valdžiai. Ir aišku, būtų gal buvęs tas, kuris dalyvautų egzekucijų, kaip jo sužadėtinė Marija yra užmėtoma akmenimis. Šis vyras, netgi sužinojus, jo greičiausiai pirmoji mintis irgi buvo, ką padarysi, jauna mergina. Jisai, kaip sako, tradicija ir bažnyčios mokymas, jisai buvo amžiuje, jau matęs gyvenimo, kai kas netgi iš egzegetų drąsiai netgi interpretuoja, jog jisai buvęs našlys, jau buvo turėjęs savo pirmoje šeimoje neva vaikų, dėl to Biblijoje, kada kalbam apie Jėzaus tikruosius brolius, seseris, ten kažkas bando paaiškinti, kad tai buvo netikri, tai kažkokie pusbroliai. Taigi Biblija labai ten kelis kartus netgi akcentuoja, kad jo yra broliai ir seseris, pagal kurią liniją, aišku, ne pagal Marijos, pagal Juozapo. Galbūt galim sakyti, žmogus tikrai brandus žmogus. Jis turi jėgų ir supranta, ir jisai nori tyliai atleisti. Tačiau šioje vietoje įsikiša pats viešpats, vėlgi arkangelas Gabrielius, jisai nelaužydamas Dievo sukurtų taisyklių, o tai reiškia palikdamas jam visiškai laisvą valią patikėti Dievo žodžiu arba nepatikėti, nes apsireiškia per sapną, išdėsto jam, kad taip ir taip, sako Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Kaip nebūtų keista, vestuvių dar nėra, o štai pats angelas Gabrielius, tai reiškia pats Dievas patvirtina jo kaip tikro vyro visas pareigas. Jis nėra sužadėtinis, jis įvardinamas kaip vyras, nes kalba apie jo žmoną. Nuramina angelas jį tuo, kad su tavo žmona viskas yra tvarkoj, per daug nesistengs savo vyrišką logiką visko suprasti, paprasčiausiai būk klusnus. Daryk tai, ką aš tavęs paprašysiu. Prisimk atsakomybę. Parsivesk Mariją į savo namus. Taip, jinai yra nėščia. Taip, apie ją ir jau kaimynai ir aplinkiniai, patikėkit, tie 9 mėnesiai, jie davė savo vaisių ir jeigu pas mus puikiai veikia VBS žvalgyba, tai ten jo labiau. Ten, ko gero, kiekvienas vaikas, net kaimynai ir netgi aplinkiniai kaimai žinojo, kad Marija tikrai yra ne visai tokia teisėta, ne visai švari. Tas kūdikis tikrai ne Juozapo, Juozapas yra garbingas vyras. Tačiau jisai padaro labai nuostabiai, jisai prisiima atsakomybę, prisiima visas pasiekmes ir paima tokią Mariją, sakykime, nešvarę, apšmeižta, apkaltinta su visais matomais įkalčiais. Pas ją yra siluetas nėščios moters. Viską apibendrinant, tokia viena gavėniška mintis. Žinot, kad Jėzus
ant kryžiaus prieš atiduodant savo dvasią iš paskutiniųjų stovinčiam savo mylimiausiam mokiniui Jonui ir savo mylimai mamai Marijai padaro tokius juridinius patvarkymus. Sugrąžina Marijai sūnų ir taip pat tą vyrišką, tikro vyro pagalbą jai, sakydamas: moterie, štai tavo sūnus. O kreipdamasis į vyrą, mylimai mokinį Joną, sako: štai tavo motina. Taip kaip Jonas parsiveda Mariją pas save į namus, Juozapas lygiai taip pat parsiveda Mariją į savo namus. Va tas prisimt atsakomybę. Dabar konkretinam mūsų atveju. Kaip atrodo šiandieninė Marija? Marija yra toji, kuri gimdo Dievą, gimdo kūną. Ir tas kūnas yra Kristaus kūnas, tai yra bažnyčia. Marija yra toji, kuri gimdo visą mūsų bendruomenę. Ne veltui teologai ir šventieji bažnyčios tėvai ją vadina, bažnyčia yra Marija bažnyčios veidrodis. Taigi šiandien Viešpats suteikė kiekvienam iš mūsų šansą apsispręsti va tokią bažnyčią, nėščią, apkaltinta su skandalingais kai kuriais bažnyčios vadovais, su ne visai blizgančia istorija. Arba tokia bažnyčia tu pasiryžti šiandien šiuose mišiuose pasirinkti kaip savo nuotaką, arba kaip Jonas pasirinkti kaip savo motiną, ar prisiėmė atsakomybę su visomis pasiekmėmis, kokia jinai yra dabar, kokia jinai bus rytoj, poryt. Ir jeigu tu šiandien padarai tą konkretų sprendimą, vadinasi, atėjai į mišias ne veltui, vadinasi, Švento Juozapo pavyzdys, jo visa istorija atliko savo užduotį ką tik tai tavo prote ir širdyje, nes mūsų nuolatinis uždavinys yra atsiversti, pakeisti mąstymą. Nesvarbu, kad tu esi moteriškos giminės, ar tu esi vyriškos giminės, bet ta savybė, apie kurią kalba ir Dievo žodis, sako, būk vyriškas ir vyriškai elkis. Tos moteris, kurios labai norėtų perimti vyrų vaidmenį ir nori būti vyriškas, štai tau šansas, moterie, moteriška giminė, kuri ten kovoja savo teisės. Turi šansą. Viešpas respektuoja netgi tavo norą, kuri nori būti labai vyriška. Tau nereikia kirptis beveik plikai plaukų, tau nereikia eiti į sales ir pumpuoti raumenis, tau nereikia būti grubiai, tau nereikia imti ginklo į rankas ir viskuom prilygti vyrams. Tau, moterie, nėra būtina būti grubiai, keiktis, būti vulgariai, mušti kitus, rodyti kažkokią fizinę jėgą. Bet štai tu, moterie, moteriškos giminės, mano sesė, tu turi nuostabų šansą išpildyti ką tik tai girdėtą Dievo žodį. Būk vyras ir vyriškai elkis. Tai būtent savo aplinkoje prisimti atsakomybę. Ta vaidmenį atlik kaip ir Juozapas. Su mumis vyrais šituo atveju ir taip aišku, labai aiškiai užduotis vyriška, bet štai moteris, kad irgi nebūtumėt, o šiandien prie ko, tu labai prie ko. Esi toji nuotaka, bet taip pat esi ir Šventas Juozapas, turintis tą atsakomybę. Parsivesk bažnyčią pas save į namus.
Gink ją. Nepalik jos. Kad ir kokia toji nuotaka, toji bažnyčia būtų sutepta, apspjaudyta. Tai yra mūsų visų pareiga. Ir finalas bus be galo gražus. Paskutinę dieną, kai tu galėsi jau regėti tą gimusi kūdikį, viešpatį Jėzų Kristų savo šlovėje, nebejoju išgirsi karalių karaliaus ir viešpačių viešpaties įvertinimą. Štai mano mylimas sūnus, štai mano mylima dukra, kurie nesigėdijo, kurie, kaip ir Juozapas, suprato mano labai didelį troškimą. Tikėjimu, ne emocijom, tikėjimu dar kartą apsisprendžiu prisimti atsakomybę už bažnyčią, parsivesti ją namo. Bažnyčia, kur yra dergiama, šmeižiama, vertai ir nevertai, prisiimu visas atsakomybės. Ir štai už tai, kad tu neišsigynei manęs, kai aš kaip bažnyčia buvau palikta, kenčianti, alkana, bijodama priešų, būti sunaikinta, tu savo gyvenime gynei mane. Ir nesvarbu, kokios tu lyties, gimties buvai tada planetoje Žemėje. Viešpats žiūri į tavo širdį ir įvertina tavo tikėjimą. Amen.